Labą dieną, gerbėmieji. Šiandien vėl žvejybo. Bandysiu nano džigą temą. Tai dedu ritelį, dedu 0,8 gramą ir praeitam video bandytą parazitą. Nusprendžiau šiandien, kad reikia pavaikyti ešerį biškį didesnį vatagumą. Dėsiam pėl nanon, pasimiau kotėlį tokį iki 2 gramų. Tai vat čia esu irgi bovis kažkada, esu pagavęs ir vat bandysiu suviliuoti kokį didesnį ešerį. Bet aš nežinau, kaip man sekses. Jeigu nesiseks, dėsiam avižą ir bandysiam pagauti gal vėl kokį karosą ar kažkon tokį, baltos žuviais, ta prasme. Nikada aš nededu kažkokių didelių vilčių, sakykime, tiesiog varau gaudyti. Svarbu pabūti gamto, grina morį. Šiandien va toks vėjoks, ne karšta, nei kon. Tai vat ir pažiūrėsim. Vo, čia buraškėlį, kas mano arsenalį ir ganėtina jau, sakykime, tep nedažnas atvejis. Pabandyti verta. Bandysim suviliuoti tokiu pilnu krakabolu. Krakabolu, parazitų. Bet vis tiek krakaboliška, man atrodo toksa. Žinot, kas į krakabolą su visokiom atauga. Vėjuks tai tikrai nefains, jau net labo nefains. O, gavau pirmą kliovą, bilsteliai kažkas, bet taip jau tart. Turėjau pirmą, atsikratį, bet mažas labai jautės. Pirmą veit nedavė jokių vaisių, ronkose galėčiau palaikyti. Turėjau 2 kliovus, vieną buvau pakirts, bet labai mažiuks. Tai dabar bandau vėl eiti kitur ir tikrinti sveit. Va čia biški ramiau. Jau baigu prarasti kontrybį, nes nieks nekim. Jau čia reikės jau dėti 0,5 eit pavėjo ir tada bandyti. Išves su tavo vižadrėbį įpronti, kad tor kėpti vos nekas metėmo ir paskau gauda vat kažkokį didesnį ešerį ar kažkon. Jeigu nekim biškart nervacijai, kad pradeda dimti. Užsidėjau kamerų ant krūtėlis, nes tuoj klievą stovėjau, pasimiau šiandien. Verstant samonė čia neam pastatyti, kuojais nesireguliaun. Žodžiu, šūdz. Tai bus, manau, gera, o tiep šitą. Daugiau galės pasivaikščioti lengviau tiep, ir gal kažkom pagauti. Gali. Oba, gerą, čia gavau kliovą. Oi, gerą. Nieko, visiška. Tik ta kliova. Jaučiu, kad tiesiog per didelis tas masalas tokį mažį mešeriukam ir. Nenora nei. Čia labai daug didelių tikrai nėra. Jeigu pataika, tai pataika. Jeigu nepataika, nepataika. Viskas tik žinių. Va čia vis laik pagal tom betonkį pagaudavo. Nebūdavo taip net, kad tuščia. O, gali, bet nepaėm. Tiesiog ne ir per maži. Per maži, tai ruzlika. O, vėjins šitą ir. Ai, tas pats pabėga. Bet kliovas buvo, jau konkretus. Va tokius pradžius man netink, kad nepačiupiniai žuviais iškart, nieko. Atrodo, mėta. Tų klioviukų gauni, bet konkretaus niekai nėra. O, nukonda. Buvo lydek karantauta. Eina savo. Ajajai. Pabandom eksperimentų, uždėkiam. Tų pačių 0,8 tant tiesiog. Ir pažiūrėsim, kokia bus tada situacija. Nes dabar tai nulis veiksmų praktiškai. Vot, dabar turėtų būti, manau. Tai jau patikrinsim. O, yra. Po antrų metimų. Bet toks aš šitą. Ani tiesiog nenori to tokį didelį masalą. Ir viskas. Papus to nimka, kur nori. O. Tu kali. Yra. Bam. O. Ir veiksmas prasideda. Tiesiog tam, sakykime, parazitinio masalau reikia biški didesnių tų ešerių, kur būtų. Arba tiesiog turi pataikyti tenam po nosim pravesti. Nes čia dabar neaišku, kur ir. Tiesiog aš neturiu teik laiką iškuoti dabar ir yra kaip yra. O, neblogs jau čia turėtų būti. O čia peilis bus. Selki. Davai, nenueik. Va.
silki. Nu, atidaug mano gumą. Jauč nebepasiims aš anas jau. Va, turki. Liumt. O. Yra. Bet mažas koksą. Ei. Įdanų konda. Nu, to žaltoks. O, kakali. Yra. O. Vo. Ant tokios melsva žalios. Nu, vat, kad matot, ant dabar tokį yra. Net nežinau, čia matos. Tokį mėlynų, bet kaip įmeti vundinį iš karto palikti. Žalia. Tok apgavėkinis spalva. O, vėl. Nu, un tos tai sega, ui. O. Mikrinis. Kortų čia. Nusiportė. Pakulėlį. Vo. O vėjėlis šniokšta. Oba. Yra. Ešeriukas, va. Pum. Tiek čia. Opa. Nu, einam toliau. Iškusėm didesnį kokį. Tiem prie tų šakų nutraukti kokį vieną kietą wolframioką reikėtų. Čia. Parsigiant ešeriuką, bet neteik ir nor kažko. Šiandien labai neaktyvi žuvis. Nu labai. Arba aš čia nemoku gaudyti. O, pravedėjom užsėda. Ešerukas. Va. Paliumt. Bet tai kokie maži. On teik maži, kad eina savo. O. Kalek. Liumt. Vėl. Opa. Oba. O čia jau gerulis. Oba. Vo. Nu, kad tokiai bent keptų. Jau būtų smagu. Nu, vo, vieną biškį gražiesnį radau, šiek tiek bent jau. Nedaug, bet jau toks. Biškį spaudėm uždavė, jau. Ir įkaliavė nutraukė, o viskas nebė. Tada dėsiu dabar 0,5, žinokit, pabandyti. Pažiūrėsiu, ar veik, ar neveik. Tai jau, užsirišu pavaduką, įdedu 0,5. Ne, nu, kon čia taip užpylį. Ir iš šaką kažkokį iš karto. Jau veikėbu dabar stiprią. Ir iš karto nutraukiau. Kap negera. Ir vėl persirėžti. Tu savo. Nu, ir pažiūrėkit, kaip man kabinasi visoks tas žuolis. Kas čia yra? Jau susipinsiu aš čia. Metam. Tikus neįkabinsiu vėl dabar. Nes kontaktą persirišau. Oba, kas mėgi. Va. Pirmas žuvis ant 0,5. Vieną nutraukiau masalą. Kietą. Tiesiog pravedėm padariau, tai marot iš trečio metėm dabar jau. Vėl mažiauks. Nu, šiandien vėl tokį mažų žuvyčių dieną. Į nieko negali padaryti. Didelį masalą nenor. Į mažą irgi. Maži dažniausiai tai reagauna. Nu, bent šiandien. O, vėl. Ir. Nu, bet irgi čia nereikia kažko tikėtis iš tokį prudoką. Tai kaip ir normaliai, veiksma yra šiek tiek, bet šiaip nekibadinis, toks sakyčiau. Nėra tikras stebuklas, nėra ne to kliuvo labai didelį, nieko. Tiesiog tiek, vat, eini, rondi, bam, ištrauki, vėl eini, vėl bam.
Opa. Koks, čia jau biškį didesnis, jau ne tas pats mažiausias. Nu, bet jau. Sarmatą įrodyti tokį iš tikrųjų. Nu, jau teik mažas. Nu, va, dar grįžau prie tos betonkis biškį. Ir jaučiu, tai jau eisiu į tom prūdą, kur praeitas iki karosai pagavau. Dės aš anam revanšą, jeigu išeis. Vėl be čerpoka, be nieka. Gal biškį durna. Bet jeigu šanom pagaus, bandysiu kažką ištraukti. Nežinau nei ką, bet kažkom bandysiu daryti senu. O ką jam? Vien pukėt dabar šitą. Kažkokį užsidėjau va tokį rodą gumą. Tokį rudą biškį gal čiut ir užavom, bet labai nedaug. Oba! O, tas jau vėl biškį gražesnis. Nu, negraži žuvis. Graži. Aišku. Iš tikrųjų, man dvi gražiausios žuvis mūsėk ir lins ir ešerys. Nu, grįžau į karosenį veitą. Laiką daug nebeturiu. Greit viskas jau baigsis mano žvejyba. Šiandienis bus taip lengva pažvejojus. Ir jeigu įkirs karos, kažko reiks bandyti galvoti. Aha. Iš ko karosą prisistatys ešerys. Labą dieną. Viso gero. Jaučiu nepagaus, aš mano šiandien to karos. Vaikštučiuk apdurnėlis, net neaišku, kur un sair. Tie ešeriukai, tai parazitai kokiai. Norėk pravedėm padaryti, pirmį pasijam. Savo. Vėl ešerys buvo. Nu, kalmonų guma. Įtėpis slidis. Nu, gražiai. Nu, va, einu iki mašinas. Ir dabar šiaip galvoju. Čia jau tokį vieną iš blogesnių žvejybų iš tikrųjų. Nei kažkokių bonusų įspūdingų, nei to kiekiaus įspūdinga. Nėra to tokio aktyvumo. Nežinau, ar aš čia šiandien nesugalvojau ką pagauti, ar tiesiog ta žuvis buvo neaktyvi. Tai va, naudojau 0,8, 0,5 gramą ir parazitą, ir tantelį, ir nieko įspūdinga. Karosau revanšo nepavyko padaryti. Ešeriuką gudresnį, paėm pirmesnį. Tai vat vėl tokį žvejybą, toks epizodas. Ačiū, kad žiūrėjot, visiems nežvina ir iki sekančių.